Žaliavalgystė – viena iš žmogaus atvirumo naujovėms išraiškų. Šiandien apie žaliavalgystę žinoma ir kalbama gana plačiai. Tai apdoroto ne aukštesnėje kaip 42 laipsnių temperatūroje arba visiškai termiškai neapdoroto maisto vartojimas. Taip jame išlieka visos naudingosios medžiagos bei tikrasis skonis. Šio maisto skonis gyvas, o poveikis organizmui, palyginus su tradicinė mityba, kur kas veiksmingesnis. Svarbiausia gyvo arba žalio maisto savybė yra ta, kad jame išsaugomi fermentai, kurie padeda suvirškinti maistą ir veikia kaip katalizatorius kiekvienoje medžiagų apykaitos reakcijoje. Be jų negalėtų daugintis ląstelės, gamintis energiją, negalėtų veikti smegenys. Be to, nei vitaminai, nei hormonai negali atlikti jų vaidmens. Taip pat to negali padaryti ir jūsų imuninė sistema. Šios mitybos racioną sudaro vaisiai, daržovės, daiginti ankštiniai, grūdai, sėklos, mirkyti arba sausi riešutai. Visi šie produktai valgomi atskirai arba juos kombinuojant. Taip pat jie gali būti apdorojami smulkinant, malant, džiovinant, fermentuojant, rauginant bei spaudžiant sultis. Daugelis mano, kad pasigaminti tokį maistą yra sudėtinga ir brangu, tačiau taip nėra. Žaliavalgystė tampa vis populiaresnė. Žaliavalgiams skirtos kavinės, restoranai Europoje jau tapo įprastu reiškiniu. Lietuvoje, mūsų sostinėje Vilniuje, jau keletą metų taip pat sėkmingai gyvuoja restoranas ir žaliavalgių kavinė. Džiugu pranešti, kad Alytuje, nuostabioje vietoje šalia Nemuno tilto gatvėje 2, drauge su atsinaujinusiomis pirtimis duris atvėrė žaliavalgių virtuvė Fito baras. Pagrindinis žaliavalgiškos virtuvės akcentas – žalieji kokteiliai. Išgėrę šį kokteilį, jūs jausitės kupinas energijos, būsite gyvybingas ir, žinoma, sveikas. Taigi, iš ko susideda tie žalieji kokteiliai? Pagrindiniai ingredientai tai būtų žalios salotos, įvairiausi žalėsiai, daiginti grūdai, liucerna gali būti ir įvairiausi kitokie žali augaliukai. Tarkim, pavasarį ar vasarą jūs galite jų rasti pievose, įvairiausių augalų, ir dilgėlių, ir kiaulpienių, ir garšvų, ir įvairių kitų žalėsių, kurie išties labai naudingi mūsų organizmui. Kitą dalį sudarytų vaisiai, na ir tarkim bananai, kurie duoda tokio tirštumo tam kokteiliui. Taip pat galima dėti ir riešutų, per naktį mirkytų, tarkim, migdolų riešutų. Saldumą duoda medus arba agavų sirupas, nes kaip žinia, žaliavalgiai nenaudoja cukraus. O cukrų puikiai pakeičia datulės, razinos, medus, agavų sirupas. Ir taip pat siūlyčiau kokteiliam naudoti super maistą. Tarkim, šį kartą mes dėsime spirulinos. Spirulina tai nepaprastas vertingų mitybinių medžiagų kompleksas ir vienas geriausių visiškai natūralių baltymų šaltinių. Pagal mitybinių medžiagų kiekį 1 gramas spirulinos atitinka 1 kilogramui šviežių daržovių. Taigi, iš pradžių dedame bananą, kurį, aišku, prieš tai nusiplauname ir lupame ir sudedame į galingą smulkintuvą. Šiuo atveju naudojame Vitamixą, jo apsisukimų greitis yra 1200. Jis yra naudingas tuo, geras tuo, kad sumala tą kokteilį iki vienalytės masės. Aišku, galima naudoti ir kiek paprastesnį mikserį, bet tuomet jums reikės ilgiau plakti. Na ir nesigaus tokia vienalytė masė, kokia turėtų gautis plakant šį kokteilį. Taigi, įdedam obuolį. Galime dėti persimoną, apelsiną, na tiesiog ką jūs labiau mėgstate ar ką šiuo metu turite, ką siūlo mums pati gamta.
Taigi, įdedame obuoliuko, išimame tik tai sėklytes, skuros nereikia lupti, nes ji taip pat turi daug įvairių naudingų, vertingų medžiagų. Taigi, šį sykį dėsime špinatus, dėdame žiupsnelį špinatų, dėdame žalėsių, galime įdėti ir keletą salotos lapų. Taigi, kaip ir minėjau, kad mūsų kokteilis būtų saldesnis, galime įdėti medaus šaukštelį. Šitaip. Nepamirštame stebuklingosios spirulinos. Tokiam kiekiui, koks čia yra, pilnai užtenka 1 arbatinio šaukštelio ir tai bus dienos norma visų šitų maistingųjų medžiagų, kurių mums reikia kiekvieną dieną. Ir kita ingrediento dalis tai būtų vanduo. Ir pilame vandenį. Ir tuomet viską sumaišome. Na kągi, mūsų kokteilis jau pagamintas. Išties, žaliavalgystės virtuvėje maistas pagaminamas labai greitai, labai sparčiai. Aišku, neskaitant to, kad iš vakaro reikėtų užsimerkti riešutus, grūdus, prisirinkti žalių salotų ir taip toliau. Taigi, pažiūrėkite, kaip jis nuostabiai atrodo ir žinoma, labai skanus. Tikrai vertėtų paragauti, o tai galite padaryti užsukę kasdien pas mus į Fito barą, sveikatingumo komplekse Prieplauka, Tilto gatvėje 2. Prašom paragauti. Žaliavalgių virtuvė ypač stebina skonių įvairovę. Ledai be pieno, šaltibarščiai be kefyro, grietinė iš anakardžių riešutų, pica be miltų, sušiai be ryžių, saldumynai be cukraus ir kiti gurmaniško skonio patiekalai. Jums visai nėra būtina tapti žaliavalgiais, vis dėlto papildyti tradicinį racioną žaliuoju kokteiliu, salotomis ar sveiku desertu visai pravartu. Tuo metu, kai riebus grietinėlės ar sviesto kremo tortas virsta papildomais gramais ant jūsų kūno, sveiki žaliavalgių desertai suteikia energijos ir gerina nuotaiką. Jeigu norite to įsitikinti patys, užsukite į Fito barą Tilto gatvėje 2 Alytuje ir pajuskite žaliavalgiškos virtuvės privalumus. Žaliavalgystė tai pats tiesiausias kelias į harmoniją su gamta ir savimi, prie idealaus svorio, greitesnės medžiagų apykaitos, kai nereikia skaičiuoti kalorijų ir baimintis persivalgyti. Tai lengvas ir paprastas maistas, stebinantis skonių įvairovę, pripildantis gyvybinės energijos ir džiaugsmo.